Vaivorykštė, ne vaivorykštė, aureolė tokia, ne? Lauk. Nu, bet ir aparatas buvo, eik tu savo. Jo. Turbūt gerulė. 305 cm drąsiai. Jėzau, Suomija tikrai. Toks amžinas pravedimas gaunas. Kokią mes gražią Lietuvoj upę turim, taip? O, man kokie smūgiai, o dabar tai tikras žvejys išaugo. Ui, žuolis! Šypsokitės. Ova! Visi? Ką, geras? Gerulis? Turiu. Visi trys Labai gražiai čia jau. Na, aš žinau. Turiu. O, eina. Opa. O. Kišk. O. Gerai. Bėgs gražiai. Opa, kiek aš čia visko pramėčiau. Ką aš iš čia? Eik tu savo. Aš net ir spaudžiu, tai. Jo, 0,900. Nu, žuvytė gražiai. Nu va. Ir turiu mieste. Gražuolį, plauk. Fantastika. Žiauriai laimingas žvejas. Pagaliau pačiam Vilniui pirmas sykį pagavau žuvį ir šlakio patinuką. Sveiki, mėly bičiuliai, gamtą mylintys ir gerbiantys žiūrovai. Norisi tikėti, kad didžioji dalis jūsų būtent tokie ir esate. Senokai nekalbėjau, iš tikrųjų. Sausio vidurys, +5 laipsniai, tokį orą turime, toks klimato atšilimas ir jo pasiekmes. Iš ties labai malonu, kad motyvaciją kurti būtent jūs ir palaikote. Tiek prie upės susitikus, tiek žinutėmis ar komentarais vis sulaukiu klausimų. Tai ar bus video apie lašišų žūklę? Labai laukiam. Iš tikrųjų tokie dalykai pamalonina. Kaip ir nesu niekam nieko įsipareigojęs, tuo labiau neturiu jokios materialinės naudos iš to, o tik didelius asmeninio laiko nuostolius. Puikiai suprantu, kad nemaža dalis auditorijos šitos mano video žiūri tik dėl to, kad atrastų kažkokias naujas vietas, kuriuo aš kaip ir neslėpiu. Tai visą tą susumavus atrodo, tai kokiagi prasmė tą daryti. Gal aš ir naivus, bet vis dar tikiu, kad bent mažą dalį žmonių visgi pasiekia kai kurios mintis. Galbūt bent keli jauni žiūrintieji pakeičia savo požiūrį į gamtą, ar galbūt net savo kai kurios įpročius. Tikiu, kad kažkoks teigiamas pokytis, nors ir po truputį, nors ir nedidelis, bet teigiama linkme vyksta. Taigi trumpai apžvelgsiu praėjusi rudens lašišų sezoną. Tik iš karto atsiprašau prieš tai. Teks truputį pakentėti mano, nežinau kaip čia pasakyti, išvedžiojimų ar plepalų, ne pačiomis galbūt maloniausiomis temomis. Bendrai vertinant, praėjęs rudens lašišų žvejybos sezonas nedaug paskyrėsi iš tikrųjų nuo 2023 metų sezono. Tendencijos tokios, kad apskritai žvejų skaičius labai sparčiai auga, tuo tarpu sąmoningų žvejų kur kas lėčiau.
Na, o žuvies skaičius pastebimai reikšmingai mažėja. Taip, kažkam sezonas buvo geras, kažkas pagavo savo pirmą gyvenimo žuvį, kažkas galbūt savo rekordinę žuvį. Tačiau jeigu žiūrėtume statistinį vidurkį, sezonas buvo pakankamai prastas. Na, galbūt truputį geresnis negu 2023 metų. Priežastis, na tai kaip jau minėjau, kas ir dabar už lango darosi, visų pirma, tai šylantis klimatas. Rugsėjis, kaip matėme, ir vėl buvo absoliutus 4. vasaros mėnuo. Tiek oras, tiek Neries vanduo buvo rekordiškai šiltas. Tad sąlygos lašišažuvėms kilti upėmis ir būti aktyviomis buvo itin nepalankios. Antra, vis dar leidžiama tiek legali, tiek šešėlinė verslinė šių žuvų žūklė Baltijos jūroje, ypatingai Botnijos įlankoje, kuri itin svarbi šioms žuvims, taip pat tinklais kone visų Baltijos šalių priekrantėse. Trečia, sparčiai auganti jūrinė pramoginė žūklė, taip vadinamas trolingas. Ketvirta, tai natūralaus lašišų maisto Baltijos jūroje masinis naikinimas. Pavyzdžiui, ar žinojote, kad toj pačioj Gdansko įlankoj nuolat, kada tik tai oro sąlygos leidžia, tinklais masiškai gaudomi šprotai. Turbūt vienas pagrindinių Baltijos lašišų skanėstų patiekalų, iš kurių vėliau gaminami žuvų miltai, parduodami Norvegijos lašišų, fermoms. Paradoksali situacija, iš gamtos, iš natūralios gamtos atimam tam, kad turėtų ką valgyti dirbtinai auginamos žuvis. Penkta, aš čia eiliškumas visiškai ne pagal svarbą, čia tiesiog kas šauna į galvą, tą vardinu. Labai gaila, bet nemažėjantis brakonieriavimo mastai, ypač svarbių ir pažeidžiamų šioms žuvims neršto metu. Štai tarkim tik vienas iš pavyzdžių. Žeimenos upėje, kur nuoširdžiai tikėjau, kad situacija suvaldyta ir lašišos neršia saugiai. Šiemet vos kelių ekspedicijų metu buvo rasti berods 7 tinklai. Toliau kalbant apie priežastis, o kur visa krūva hidroelektrinių, na ir dar tos pastarosios fiks idėjos apie Neries upės gilinimą. Nepaslaptis, kad vienas žinomas žurnalistas dar nacionalinės ekspedicijos metu panoro savo prabangių katerių iš Vilniaus į Nidą nuplaukti. Nežinau, sutapimas ar ne, bet kažkaip tendencingai per 5 metų dabar ir su Vilniaus miesto mero pagalba šitos idėjos kaip buldozerių stumiamos į dienos šviesą, beldžiamasi į ministerijos duris ir jeigu mes žvejai, gamtą mylintys žmonės nieko nedarysim, tylėsim, tai nenustepčiau, kad kažkas būtų pradedama daryti. Taip, kad mūsų indėlis šitoje vietoje labai svarbus, noriu tą pasakyti. Na ir dėja, bet tikrai ne paskutinėje vietoje esame mes patys žvejai mėgėjai, kuriems tikrai yra kur tobulėti ir stengtis, kad principas pagavai paleisk turėtų prasmę ir iš tiesų veiktų. Skeptikams, kurie viską nuolat neigia ir viskam prieštarauja, noriu parodyti nenuginčiamą faktą. Iš tikrųjų verčiantį susimastyti apie tuos vykstančius pokyčius. Trumpam nusikelkime į šiaurę, Baltijos jūros, Botnijos įlanką, o jeigu dar tiksliau įspūdingo grožio Tornijokio upė, kur yra siena tarp Švedijos ir Suomijos. Beje, keliaujant su šeimyna, šią vasarą teko pamatyti šią upę savo akimis. Iš tiesų įspūdingo grožio ir dydžio upė. Kodėl Tornijokė? Pasak ichtiologų, tyrinėjančių būtent Baltijos jūros lašišą, Tornijokė upės baseinas yra vienas svarbiausių Baltijos lašišos rūšies išlikimui. Tai bene vienintelė tokio dydžio upė nepaliesta žmogaus rankos, tai yra, kurioje nėra hidroelektrinių. Pavyzdžiui, visiškai šalia yra kita panašaus dydžio upė Kemijoki, kažkada Europoje buvusi viena žymiausių lašišinių upių, tačiau jau eilę metų ant pat upės žiočių stovi milžiniška hidroelektrinė, dėl ko lašišinių žuvų nerštas toje upėje faktiškai tapo neįmanomas. Norintiems pasidomėti plačiau, siūlau aplankyti šią suomišką svetainę, kurioje yra tikrai gausu informacijos. Lašišinių žuvų monitoringo klausimų skandinavai, reikia pripažinti, yra daug daugiau pažengę nei, tarkim, Baltijos šalis. Tornijokė upėje, beje, ir keliuose kitose, jeigu neklystu, apie 100 km aukščiau žiočių, ties vienu iš susiaurėjimų iš abiejų upės pusių yra sumontuoti sonarai, tiksliai skanuojantis praktiškai visą upės skersmenį. Šiame grafike, kurį dabar rodau, matome tikslius susumuotus metinius kylančių lašišų skaičiaus duomenis tarp 2012-2024 metų. Kaip matote, apatinės dvi kreivės yra 2 pastarųjų metų duomenis. Paprasčiau sakant, pastarųjų 2 metų lašišų užėjimo skaičius tai sudaro maždaug trečdalį 13 metų vidurkio. Nelabai ką yra daugiau komentuoti. Žinoma,
galima ir toliau viską neigti, arba galima bent kažkokiais mažais žingsneliais pradėti nuo savęs. Tiesą sakant, būtent tokiais oficialiais duomenimis ir faktais remiasi ES institucijos, siūlydamos lašišų žvejybos įvairius draudimus tiek jūroje, tiek upėse. Deja, ne lašišos dienoraštis, kaip kažkodėl kai kuriem norisi galvoti, siekia uždrausti lašišų žvejybą. Tikrai iš arti matau, kiek lašišos dienoraščio žmonės skiria savo asmeninio laiko, pastangų, net lygintinai savanoriauja, siekdami, kad šita žvejyba būtų įmanoma Lietuvoje, kad tebeturėtume šias nuostabės žuvis neršiančias mūsų Lietuvos upėse. Liūdna, gaila ir kartais galbūt sunku suprasti, bet realybė tokia, kad didžioji dalis žvejų, kurie, sakyčiau, žvejoja mažiausiai kiekvieną savaitgalį, turbūt per metus vargiai skiria nors 1 ar 2 dienas savo laisvo laiko gamtos, būtent apsaugai, kitaip tariant, savo hobių išsaugojimui, ateities kartoms, savo vaikams. Gal kažkam atrodys, kad moralizuoju, yra kur kas paprastesnių metodų, kaip galim pradėti kiekvienas nuo savęs. Kaip žinia, dabartinės taisyklės leidžia gaudyti rudeninės lašišas ir šlakius tik pagavai paleis principų. Lašišos pasitaiko kiek rečiau, bet jas ir gražiai tvarkingai paimti už uodegos, išlaikyti gyvybingas vandenyje, kol atkabini masalą, nusifotografuoji, yra tarsi kaip ir paprasčiau. Tuo tarpu šlakiai sugaunami kur kas dažniau, o juos saugiai ištraukti į krantą, atkabinti masalą, pamatuoti, nusifotografuoti yra daug sudėtingiau. Dažnu atveju žuvis nuvoliojama, nukankinama. Tai tariant, išlaikyti šlakį gyvybingą ir turėti nuostabią nuotrauką yra praktiškai labai sudėtinga. Galbūt, aš nežinau, galbūt šita, galbūt ne, viena iš priežasčių, kodėl Facebook'e netrūksta nuotraukų su žuvimis, kurių akys jau be gyvybės ženklų, neretai žvejų pirštai žuvų žiaunose, o paleidimo video kaip nematyti, taip nematyti. Linko vidu, ogi prie paprasto dalyko graibšto šioje žūklėje naudojimo. Pats iš tikrųjų ilgą laiką to nedariau, tačiau galiausiai pribrendau ir pastaraisiais metais nebuvo žūklės, į kurią šito daikto nesineščiau. Tikrai nereklamuoju, neturiu jokios finansinės iš to naudos, neturiu jokio susitarimo su žmogum, kuris juos gamina, tačiau gero darbo negaliu nepaminėti. Gal kai kurie ir žinot, pažįstat, yra toksai žmogus Arnoldas ir savo rankomis gamina štai tokius rankų darbo graibštus šlakiams. Atidirbęs techniką per daugelį metų, apie viską iš tikrųjų pagalvota, paskaičiuota, tinklelis gilus, gumuotas, pats graibštas labai lengvas, bet tuo pačiu ir tvirtas. Į jį lengvai telpa iki 90, netgi 95 cm žuvis. Šlakiams tai yra iš tiesų tobulas daiktas. Ne viena žuvis pabuvojus graibšte, paskui išplaukia ypač gyvybinga, nuotraukos gaunasi gražios, paleidimo video gražus. Tiesą sakant, puikus to įrodymas. Sausio 1 dieną mano pagautas šlakis, būtent ištrauktas su šituo graibštu, po 3 valandų buvo pagautas jau kito žvejo, sveikas, gražus ir toks pats stiprus. Be galo prasmingas ir geras daiktas šiai žūklei. Sakyčiau, kiekvienas save gerbiantis lašišautojas pirmoje vietoje turėtų pasirūpinti tokiu daiktu. Įsikabina, žiauriai patogiai, nieko nesveria. Na, o dabar truputį linksmesnėmis temomis, šiek tiek apie patį konkrečiai sezoną. Sakyčiau, rudens sezoną buvo galima turbūt vadinti ne lašišų, o lydekų sezonų. Lydekos kibo be skaičiaus. Prasme, erzino, nervavo, kai eini ir tikiesi ne to, skiri laiką ne tam, tai kažkaip... Už vidurio ant vienkabio užsikabino jinai gražiai. Nedidukė, matai, tokia. Kodėl visos žuvis, ypač lydekos, riečia uodegą? Nežinau, kiek kartų bandė kibti ir dar nedidelė tokia. Nu gerai, bėk. Tokie svarbiausiai visiški peiliukai. Ai, jesu. Žuvį paėmiau, tai kaip atrodo, kad iš vonios šiltos ištraukta. Išeini žvejot šlakio su lašišom, o čia matai... Dar nebuvo taip, kad neužsikabintų. Nu ko tu suspaudus tos žabtus savo?
Bet lydeko čia, ne? Ale tu kokį spalvotą uždėjęs čia ir matai, bet tokį visiškai. Oi, kaip nuvarė, ne? Kas čia daro, blemba? Nu jo, mano labai rimta. Bet jos, žinok, vat, šitos tai mėgsta tą raudonšiknius. Bet jau lūpa praskelta, man atrodo, jau ne pirmą kartą jinai čia pagaunama. Nu tokia visa graži, tu nuaugus, sportiška. Nu šitos, nežinau, ko tu tos lydekos jau, žinok, užpipinau. Iš vidurio vagos Nijolė. Eik šikt. Kokia ilgio ponas? Nu taigi lydekutė nedidelė. Va. Lydekos šį sezoną tai kimba kaip lieka. Kažkas yra. Jau šiemet su tom lydekom taip išgazdino. Nepykit, bet visiškai palauk. Tiesiog visiškai neįdomu. Miesto lydekaitė. Nu, plauk. Opa! Pasitaikė viena kita didesnė lydeka, su didesnėm iš tiesų buvo smagu. Mindaugas pagavo savo rekordinę lydeką, 80 cm. Upėje tokią traukti iš ties smagu. Įdomus faktas, kad lygiai prieš metus toje vietoje man ta lydeka buvo užkibus ir dabar tik neatsimenu, ar baigęs viskas voblerių nukastų, ar atsikabinimu. Kas nieko ypatingo, bet vobleris sustojo. Matyt lydeka. Nebus ta pati, kur Mindaugas pasakojo, kad pagavo. Jo, turbūt. Blembuška. Gražuolė. Tokia lydeka. Nedažnai pagauni. Čia gerulė. Kokiu šiam 5 cm tai drąsiai. Patinka rogosai, žodžiu, ne? Mindės rogosą paėmė, mano rogosą paėmė. Tai tik ženklas, kad čia šiandien vakar turbūt nieks nežvejojo. O, ble. Bet kas, aš net tau nepasakysiu, bet... Ta prasme, pakankamai stipru, bet kas aš tau nepasakysiu. Nu, žinai. Čia kiekvieną kartą, Ignai, kažkas yra. Sakai? Tikrai ne. Mes keistai labai švelgiai. Blemba, nenori kilta, ne kažkaip? Nenori kilti. Aš vat apie tą ir žiūriu, kad kas čia per žuvis. Eik tu sau. Neįleiskis rovę, Mindaugai. Atsargiai tu ir ramiai, kad jinai nepradėtų. Blemba, čia ar nebus ta pati lydeka, žinai, didelė. Bet nekyla visiškai, ne? Įdės. Tai žiauriai. Negaliu. Bijau, kad nenupastų. Va. Čia va ir, žiūrėk, aš, jeigu ką turiu graibštą. Lydeka, matau dabar, kad lydeka, bet tai čia ta pati reiškiasi, kur, davai, tu varyk ją šiek tiek artin, mes ją paimsim į... Tai čia viskas aiškas tu kibo. Jo, viskas čia aišku. Aš taip nenoriu, žinai. Eik tu, šik mindė čia. Aš tokios nematęs dar. Eik tu namas. Eik tu, na čia. Lauk.
Kas čia kos? Eik tu, Mindaugai. Čia ta pati, kur pernai kybo, aš tau sakau. Aš tau sakau, 100%. Eik tu savo. Nekyla gyvatė, ne? Na, aš tau sakau, čia... Nu, sezonas čia lydekų, klausyk, vadinasi. Atsargiai, neįsivaryk, būk geras, aš bijau žiauriai. Jos labai taip... Tai paleidžiu dabar tą lydeką. Tai gali paleisti, atsargiai neįsivaryk. Pamatuojam ar ne? Tai aišku, nu... Gražiai, lygiai 8 comų, žinai. Bet ta prasme. Gali nuotrauką padaryti. Tai aišku. Nu, bet ir aparatas, žinok. Eik, tu savo raudona uodega tokia. Jo, čia šita patelė. Jinai man prieš metus lygiai ta pati kybo, mes ją galiausiai... Eik, tu kaip išvarė. Gerai. Šiaip gaila, kad ne tau. Tai koks skirtumas, tai man... Eik tu, man tai... Bet šiaip, nu, bet graži žuvis, ne? Nu, šiaip graži labai. Labai graži. Bet kokia tai smagu ištraukti. Smagu, nu taip, kad jinai nekilo iš vis tavo, ne? Ką, Mindė? Jo, bet matai kitaip nei lašis. Kitaip. Tu jauti, kad kažkas ne to neina, į srovę neina, niekur neina. Tiesiog nekyla ir viskas. Greitas gerai. 8 comų mes įtalpinom drąsiai, tai tu šlakį, reiškia, beveik bet kokį gali įtalpinti, o gal net ir dar ir lašeką nedicką. O, tu! Mindaugas šiemet lydekų siaubas. Duok! O, nu pasirodyk. Paleidžiam? Jo. Oba. Buvo daug tokių neaiškių epizodų, neaiškių kibimų, žuvų pasirodymų, kur, sakyčiau, 50-50. Nesuprasdavai, ar ten kažkoks tai šlakio ar lašišos kibimas, o gal šapalo, ar salačio, ar tos pačios lydekos. Blemba. Nu, žinok, man atrodo, kibimas buvo. Bet ten toks, toksai, va, žinai. A, įnešė kažkur. Geras laimės. A, ne? Kas buvo? Klausimas, ne? Nu tai va, ir nežinosi, žinai. Nes taip tai žiauriai. Smarkiai, gal. Čia šitie kabliai, žinai, yra pakeisti. Tie, kur duonių šamus deda. Pabandyk jas paliesti. Aš matau, jie tokie kampuoti, matau. Be šansus. Aš matau. Žiauriai atsiprašau, kad keikiuosi. O. Nu kas čia buvo dabar? Blemba, nu. Bet kas čia vyksta, aš nesuprantu. Kažkas nepatinka man. O blemba, na. Nu kas čia? Blemba. Nu kas šiandien daros, bet aš nežinau, čia pagal smūgį. Arba vėl šlakys koks, arba šapalas. Blemba, nu. Kas čia per velniavo, aš nebesuprast pradedu. Bet čia toks jausmas, kad geras žuvis, supranti, stovi. Blecha, mucha. Kas čia šiandien vyksta, nu? Manau, šlakys, bet aš nelabai suprantu. Aišku, jau tamsu, gal jis nemato, nebepataikė, bet... Nu kaip gali šitaip, nu... Kas dar įdomaus nutiko? Nežinau, ar esat matę, bet man tai buvo kaip kažkoks tai stebuklas. Mindaugas su spinningu, su vobleriu sugavo ungurį. Kažką turi? Šapalą turbūt. Jo, nes paviršium eina. Tu šoną kažkaip užkabin. O, čia ungurys kažkoks, Mindė. Eik tu, na, čia, Mindaugai. Eik tu, Mindė.
Ne, nu čia, Mindė, nu... Aš dar tokio bairių nesu matęs. Aš va tokio dydžio juodkrantėj pagavau šiemet. Vasarą su Jonu. Lygiai va to. O, gerai. Pasileidau. Aš irgi nebūčiau patikėjęs, kol savo akimis nepamačiau. Be lydekų ir ungurio Neryje dar teko sugauti kiršlį, taip pat šapalą. Kažkas yra, bet lydeka turbūt eilinį kartą čia. O, blemba, kiršlys. Gražus visai, Neries kiršlys. Ne kasdien pasitaiko tokių. Gražiai paėmė rogosą. O, koks. O, išplaukė. Tik nenukas man voblerį. Ne, čia šapaliūzės. Viskas gerai. Opa. Tiesą sakant, pagavom visko, išskyrus ne to, ko norėjo Mindaugas. Pagavo 2 salačius. Oho. Ką tu čia? Šapalą ar ką čia? Salatinį spėjau. Eikai. Aš nežinau, kodėl taip. Bet jis tai paėmė, taip, ta prasme, betraukiant greitai. Ant tos rovės, žinai. Naujas kvotas kaip tik išbandytas. Nesugalvošė man. Bairį parodžiu. Neturėtų, žinau. Kaip jį čia taip? Čia ne ta žuvis gal, kad... O, blecho. Taigi mes turim tam reikalui skirtą daiktą, aišku, šlakiam galbūt visai, bet bus labai gerai ir šitam. Va, viskas. Kur tas nematau? Tas palauk. Salačiokas plaukia ir daugiau nebesigazdink. Nu, liuks, nukotas, pašventintas. Tai salatis gal? Tai koks ramus? Jo, gal salatis. Lauk, aš su šito paimsiu. Bliomba, jis gerulis toks. Oba, turim. Ai, tai šik koks agresyvus. Bet jau taip lūpo tą pirmą smūgį, ne? Galvoju, kad čia bus reikalų šiandien. Tok 5 čia panašu, kad šiemet galim ir žuvies, ir kitokios ir nesulaukt. Tiksliau, tu tai, aš sakau, nesulaukt. Ir čia pas mus sugebi, nežinau, visais frontais ir su dviračiu, ir lašišą pagaut, nesvarbu koks sezonas. Mindaugo įprotis keltis labai anksti ir būt prie upės dar švintant pasiteisino. Ankstyvą rugsėjį jis sugavo lašišos patinėlį, kažkas apie 85 cm, bet tai buvo turbūt pirma pažymėta rudeninio sezono žuvis. Tiesą sakant, buvo veiksmo ir su ta žuvim, kurios ieškojom, turiuomenį lašišomis ir šlakiais. Tikrai buvo kibimų, tikrai buvo pasirodymų. Nežinau, tiesą sakant, ar jos galima vadinti kibimais, ar ten labiau stumimais ir nenorų kibti kaip tik. Mano manimu ir supratimu dėl būtent šilto oro ir šilto vandens, ypač ta žuvis senbuvė, kuri upėje jau matyt buvo kurį laiką, jinai tiesiog nenorėjo kibti. Jinai karts nuo karto duodavo apie save žinot, bet jinai nekibdavo. Ir vanduo atrodo patvėsęs šiek tiek. Kažką tiesęs, atrodo. Nu? Praeitą toks arbata buvo dalia toks. Matai, čia tie rytai už miesto, jie kitokie vis tiek. Nu čia vėsiau, gerokai už miesto. O? Sėdi kažkas. Bet jau ėjo kaip iš karto, nieko, net nežinojau, galvoju, ką daryti, žinai. Kaip šitą išmokt pamoką, ką? Rankos dreba net.
Šitas, aš šiemet pirmą kartą uždėjau, bet jis, blemba, šita spalva man laiminga kažkokia, aš nežinau, su juo. Nu, čia tas, vat, holograminis, žinai. Turėjau kažkada. Tu, man atrodo, ant jo esi prie laidų nutraukęs žuvį. Su tokiu, aš paskui po tavęs ir nusipirkau jį. Man atrodo, kad. Bet vėl, supranti, tas toks jausmas, kai, nu, okei, stabdė, man iškart pirma mintis, gal čia biški, žinai, pasiveršiu, dar kažką, bet jau ta jėga tokia, kai eina ir tu, nu, supranti, kad toks iškart suabejojau savo galimybėm. Čia tavo bus. Man atrodo, kad čia šitas ir bus. Bet tempimas geras buvo. Bet jau dabar, nu, tai jau negali pykt. Vis, nu, sureagavau, bet, ta prasme, bet stūmė tiesiog. Eik savo. Grabiolinis lašis, grabiolinis išėjimas, toks kokie čia ir būna. O, blemba, na. Šiaip tai buvo smūgis. Ir geras buvo ir, nu, bet kodėl taip nepasiema, nu. Ir kabliai, ne vien kabliai, rogosas normalus su visais kabliais, nu. Kažkas ten rievos gale dar šokinėja, bet... O, va, kablys kaip vidurinis, bet tai kaip, atrodo stabdis taip lengvai padarytas, nu, eik tu peklon. Čia tie iš naujos serijos tie rogosai, ryškiai jie kažkokie gal brokuoti, nežinau. Žuvies panašu nėra daug, kimba vangiai, nenoriai, oro ir vandens sąlygos labai prastos šitai žvejybai, bet nepaisant to, vat jau antrą kibimą šiandien turėjau ir kaip apmaudu, kad atrodo prie tų visų sąlygų sudėtingų. Laukia galop ir kibimo ir jisai toks kelių sekundžių reikalas. Kaip, aš nesuprantu, kartais ta žuvis idealiai užsikabina, kur atrodo ten daryk, ką nori, tas wobleris neiškris, o kartais, iš tikrųjų pastaraisiais metais man kur kas dažniau tie kibimai tokie su atsikabinimais, nesuprantu. Kažkaip atrodo, nu, lyg ir patvirtina, kad, nu, okei, lyg ir į gerą vietą atvažiavai, lyg ir gal ir neblogų laikų atvažiavai, lyg ir tinkamą woblerį pasirinkai. Bet tai kas negerai, kad ne iki galo viskas, kad nesigauna. Aš nesuprantu, kaip tą darbą iki galo padaryti kažkaip. Taip seniai atrodo tą lašišą betraukiau. Eik tu peklo, nu. Ir dar net nenufilmavau. Visiškai pataikiau ant šviežios žuvies. Nežinau, ar ten šlakės, ar patelė buvo šviežia. Nu, bet kaip nesiseka, aš nuoširdžiai nebesuprantu. Iškart žvakę padarė, išsivertė ir atsikabino. Jo, fana, ir dar kamera užgesus buvo. Kažkas yra, bet... Ir tada atsikabino. Aš pagal kibimą jau, kad čia lydeka, bet... Blemba, ką tik atsikabino patelė šviežia, o dabar dar ir... Blemba! Kas vyksta, bet... Jau jaučiau, kad kažkas ne to. Tik per... Oi, blin! Stovi žuvis, bet... Eik tu peklon, bet taip nesisektų man, aš... Ir dar net nenusifilmavo. Eik tu namas. Yra ten ta žuvis. Ta, kuri rodės prieš 2 dienas yra. Dar ir kamera užgesus buvo. Nu jau taip nesiseka šiemet, kad
Labiau nesisek turbūt neįmanoma. Negali. Matydami, koksai sudėtingas šis 24 metų sezonas, stengiamės kažkaip nesumažinti vaikų motyvacijos. Savo sūnus abudu pasiėmėme tik tada, kai žinojome, kad pagausim, juokauja aišku. Kokią mes gražią Lietuvoje upę turim, taip? Su dviem gražiais berniukais. Iš tikrųjų, iš tos upės čia vienas gražiausių vietų. Dabar už jūsų, kaip tik. Garas, garuoja, rūkelis toksai. Nu, kaip jaučiatės? Labai smagiai. Gerai. Gerai? Nešalta? Ne. Labas. Kaip sekasi? Gerai? Eimantukas pirmiausiai. Aha, mes. O, fantastinis metimas. Ir Jonas dabar. Irgi žiauriai geras metimas, Jonai. Dabar abudu po žuvį, chebra. Labai laukiam po žuvį. Laukiam, tikimės. Oi, chebra. Mes O, šlakis. Tai palauk. Tai ne, Jonai, tai čia nebent Eimantukui tik. O tai kas čia įkalėt? Mindė? Taip. O, Mindė, duok va, patrauk. Lemba Mindė, tu išklausyk. O, va čia aš suprantu. Pasidė. O, ba, kokie smūgiai. O dabar tai tikras žvejys išauk. Kaip tik ta žuvis, kurios reikia, šlakys. Čia šlakys tai tobula yra. Kaip jūs čia apsisukot, Mindaugai? Mes šnekam, karočiais. Mindaugas užmetė metimą. Ai, tai jam užkibo? Ne, nu Mindaugas pas mus yra stebukladarys, jisai žmogus iš... Tinkliuką? Tai tinkliuką turim, viskas tvarkuojamės, viskam pasiruošę, pala. Tuoj žiūrėk, žvakiuos, man atrodo, jisai. Uik, tu koks gražuolis! Eik tu, sau! Palauk. Palauk, aš pabandysiu. Eik tu, koks grožis! Tai negerai dabar. Turiu. Mane tik dabar turėsit iškelt, nes... Palauk, biški. Einam kur biški akmenukai, gerai? Ne, Mindaugai, tu esi kosmonautas. Aš karočią prašnekėjau žuvį. Tau žinok, tu gausi ir pažymėt pats, nes turėjau vieną pažymėtą, pretenduoji. O dabar tai čia tikras žvejys auga. Ar patiko? Emocijų pilna. Eik tu koks gražus, šlakėklas. Paėmė meškerę ir taip vieną metimą padaryti. Užmetė ir aš girdžiu. Jis vargšas kankinasi, atsivežė. Sūnais negali nežvėjot pats. Pirmą metį metimą barzda susisuko, karočią. Oi, eik tu kokia žuvis graži. Didelis. Bet lašė reiškia, gražumas patinukė. Miroslavai, užskaityk mane, kad graibštu pasirūpinau. Va. Šlakiam tai taigi idealu, aš tik dėl to ir nešiojus. Vargau, visą rudenį nešiojaus. Ir pagaliau pasitarnavo tas dalykas. O kai jisai tai vandenukė, graibštukė, tai jisai gali būti ir ilgiau. Tai aišku, tai kas čia šaltas vandenukas, žinai. Ateik, Eimantukas negali ateiti. Iššauk, davai. Ne, tu viską daryk pats dabar. Tik tais rankos nepersišauk. Taip, čia. Nu. Atsiminsi paskui kur? Ne. Kaip pažiūrėsi pas tave, kokie eina? Ne. Numeriukai. Paleis. 06, 03. Va dabar gal. Žiūrėk. Ties kiek? Šiam 5. Šiam 5? Na, žinau, aš irgi, Jonai, baltai pavydžiu Mindį. Aš irgi baltai pavydžiu, nesinervuok, Jonukai, nu. Tik kuo skiriasi tie metimai, suaugusio ir vaiko metimai? Aš galiu jums padaryti, jeigu norit idealią foto kartu, arba, žiūrėkit kaip norit. Šypsokitės. Ova. Visi? Nu, Mironai, ačiū tau labai už... Nežinau. Gerai. Labiškai, atsisuk.
Ir vaikams smagu. Duokit po 5, ateikit. Nu vis tiek visi dalyvavom procese. Geras wobleris buvo, ne? Ką? Geras? Gerulis? Kažkas pirma tikrai buvo. Gali būti, Jonukai, nu, gal arba žolės pasigavai. Palauk, prisisuk truputį, nusimk žolės. Ne, negalėjo būti žolės, nes vibravo man. Taip bum, bum, bum. Nu tai gal ir buvo, Jonukai. Blemba, kaip gaila, nu. Nes jeigu buvo, tai labai gaila. Nu tada labai gaila, tikrai. Neprarask vilties, gerai, Jonukai? Atsisuk į mane, neprarask vilties, gerai? Ta pačią dieną prie vaikų akių kiti žvejai sugavo lašišos patelę. Ją pagavusiam žmogui tai buvo pirma gyvenimo žuvis. Gal čia ir lašis? Pirmą kartą. Žvejoja? Pirmą kartą, jo. Aha. Pėški buvo, Tai čia didelė. Aha. Su meškerė link kranto ir tada dažnai laikyk ant įtempimo, neįleisk į žolės. Palauk, dabar labai gerai, labai eina gerai, tik arčiau šiek tiek. O, aš jau matau dabar žuvį, palauk, matau, o blemba. Turiu. Eik tu savo, kokia žuvis. Negalėjo atlenkti, visi trys užsikabinę. Labai gražiai čia jam. Na, aš žinau. Atsargiai. Kaip didelė. Aš laikau, bet... Metras, kiek čia, kokie 4 kažkas, tai 5 gal. Dabar pažymėjimą padaryti. Sakyčiau, va taip. Taip? Nu, sveiki. Super, atsimink tik tais. 0604. Ateik. Nuotrauka. Žiūrėk, imk. Tik žinai, jos labai, kaip čia įvir, už uodegos, žinai, nekel. Nu taip gražiai visą, va taip, paimk vieną ranką čia, vieną už apačios. Ateik, važiuok. Šitą ranką už uodegos paimk normaliai. Ir laikyk. O tą už apačios, va tą dešinę ranką. Ir tada nusifotkinsi, palauk, mes pasitraukiam nuo vaizdo. Ir tada galėsi, va, nufotografuos draugas. Eik, savo. Nu pabėg. Nespėjai? Nu tai tu iš karto minėjai. Matai, esmė jinai visada, žinai, judės suimt už uodegos. Ne. Už pilvo, nu, už uodegos tai reikia laikyti stipriai, nes kitaip jinai sujuda, žinai. Ragas tada. Bet šaunuolis, nu. Ne kairė ranka, reikia Šaunuolis. Pirma žvejyba, pirma žvejyba. Ne, tai jis pagavo pirmą kartą. Pirmą kartą pagavo. Nu, matai. O mes drožiam. Naujokams ir alkaškas. Naujokų sėkmė. Šioks toks liūdnas, lyrinis nukrypimas. Kone visą rudenį Neryje žemiau Vilniaus plaukiojo nemažai motorinės technikos, įvairių valčių, katerių. Toks truputį paradoksas, ne? Nu, čia vis vyksta jauno vaikinuko greičiausiai kūno paieškos. Kol žmogus gyvas ir kol jam viskas prieš akis, jaunas vaikinas, tau atrodo niekam niekas kažkaip tais nerūpi. Jisai yra niekas, jisai yra visiškai niekas. Pilka masė. Nieks nepastebi, kad vaikui sunku, kad vaikui blogai, kad greičiausiai neturi ryšio su savo tėvais, artimiausiais žmonėmis. Ir vat kai jau vyksta nelaimė, kai realiai turbūt liūdna tai pripažinti, bet ieško tik tais kūno, nebegyvo daikto, tada atrodo ant kojų pastatytos visos pajėgos. Plaukioja, skraido, nežinau, žurnalistai neršia, visi turi ką veikti, kai jau nieko nebegali pakeisti. Man vat įdomu, kada pradės mąstyti valstybė, nežinau, visuomenė, ta linkme, kad gal skirkim nors pusę tiek pastangų,
prieš nelaimę. Pastebėkim vaikus esančius duobėje, sunkioje, nežinau, krizėje, sunkioje būsenoje. Suteikim jiems reikiamą pagalbą, kol dar nevėlu. Tai čia šiaip tiesiog lyrinis, kaip sakant, nukrypimas. Liūdna labai iš tikrųjų. Teko ištraukti ir bičiulio Tado šlakį su štai šituo graibštu, apie kurį kalbėjau. Ai, šlakys. Tadukai, turiu graibštą. Įsivaizduoju, kaip žuvai bus gerai. Graibštas drugelė. O akiniai čia kaip gilų. Jo, čia nepasikiau. Palaukim. Oho. Viskas. Šaunuolis, Tadai. Labai sveikinu. Dėkui už pagalbą. Ali jisai su savo tai 105-ukais rogose, jis blemba. Jis man kybo 2 kartus šiandien. Nestresuojam, ramiai. Va dabar tik viskas gerai. Tai stikai tą kablį. O, viskas išsiėmė, gerai. Nu, geras tavo graibštas klausyk. Na, jis toks šlakiam ir skirtas, žinai, bet... 8. 8? 7, 8. Iššovė? Aha. 0,37. Tai šiaip jis turės būti gyvybingas, nes jisai visą laiką beveik vandenį, žinai, tai... Eik, tai gražus koksai. Tigras, ane? Mhm. Nu, ačiū, kaip reikia. Šaunuolis. Dar norėjau kelis žodžius apie pačią žvejybos kultūrą prie upės. Tiksliau, ką čia tie žodžiai, tiesiog žiūrėkit vieną iš epizodų. Tau mažai upės, blėt? Tai būtent nemažai. Protą, kaip aš, blėt, žvejoju. Aš sakau, kad galim įsitiekti visi, nu. Užkabinsi, lūš meškerė, lūš į rankos. Tu čia grasini mane? Taip. O kas paskui būsi teisme, jeigu rankos mano lūžta? Naktį tu čia ateini. Nu taigi tu pats žinai, dėl ko aš ateinu ir dėl ko tu čia ateini. Abudu esam dėl to paties. Būtent, supranti, aš iš mandagumo ir neinu prieš tave. Ir einu virš tavęs, tam, kad tu turėtum galimybę eiti, nes tu esi pirmas čia stovėjai. Nori, kad eičiau prieš tave, galiu eiti prieš tave, jeigu tu nori. Su savo grasinimais atsargiau truputėlį. Nes gali turėti paskui problemų. Taip, gali turėti paskui problemų, aš šimtai sakiau. Pagrasink, dar turėsi problemų. Teisinių problemų, nes gyvenam teisiniai valstybei, supranti? Taip, būtent. Būtent, o tu man lygioj vietoje grasini sveikatos sužalojimais. Naglai? Taip, naglai. Tu nori pasakyti, šitas visas ruožas dabar priklauso tau, ar kaip čia suprasti? Tu bet kur pasidomėk, jeigu aš būčiau užlindęs prieš tave, tai va tada gal ir aš suprasčiau, kad aš nekultūringai, negražiai elgiuosi. Aš būtent nelindau prieš tave, aš atėjau iš viršaus 200 metrų atėjau. Aš slinkaus ėjau visą ruožą. Jeigu yra vienas žmogus 200 metrų ilgio ruožė, tai ar tai reiškia, kad kiti negali žvejot? Ką tu šneki dabar? Nu tai viskas, nu. Prašysiu trumpam išlipti, kolega gamtos apsaugos inspektorius. Parodykit, prašau, leidimą savo ir licenciją. Dokumentą asmens ir licenciją. Vardas, pavardė, turi būti ir asmens dokumentas. Privalai turėti su savim asmens dokumentą ir be licencijos dar leidimas žvejoti turi būti. Reikia žvejo bilieto, licencijos ir asmens dokumento. Prie upės turėti su savim. Aš dabar nei vardo, pavardės nieko nematau. Nu, tai einam, jeigu mašinos, tai einam. Labai norėtųsi, kad tokių dalykų būtų vis mažiau ir mažiau, kad kažkaip gerbtume vieni kitus. Paskutinėmis sezono dienomis dar vienas labai nemalonus epizodas garsiose Sviliškėse, ar kaip ten jis vadinasi, Šilėnų kaimas, iš dešinio kranto, kur paprastai būna krūva mašinų. Būtent tą 15 minučių laikotarpį ten nieko nebuvo. Tiksliau, buvo vienas automobilis, Volvo XC90 juodas.
Įkabino žmogus žuvį ir gerai įkabino. O šalia visai prisitraukė. Ei! Paleidi žuvį! Žiūrėkit, ištraukė žuvį. Sveiki, Šilėnų kaimas ištraukė lašišą ir bėga Vilniaus rajone. Praneškit gamtosaugai su Volvo XC90. Dabar va tuoj pat išvažinės, bėga žmogus. Šilėnų kaimas. XC90 senas, taip, juodas, nematau iš tolo, kitam krante. Taip, paėmė ką tik ir bėga namo. Taip, išvažiuoja, nežinau link kur važiuoja, Šilėnų kaimo lekia dabar va, XC90 Volvo. Nu taip, iš Neries, taip, viskas lekia dabar va, viskas trimgalviais išvažiavo. O taip atvyksta reikalai. Žiauriai liūdna, kas ten mėgsta žvejoti, gal kas nors pažįstat, gal sugėdinsit. Tiesą sakant, po tokių situacijų, aš kaip dabar prisimenu ten tą rytą, visiška demotyvacija. Praėjo bet koks noras žvejoti iš tikrųjų. Visiškai paskutinėmis sezono dienomis žuvis, sakyčiau, gal taip šiek tiek suaktyvėjo, dažniau pradėjo rodytis. Nu, kas kaip ir normalu, bet tie pasirodymai buvo daugiausiai prie vienų didžiausių Neries upėje nerštaviečių. Visas veiksmas persikėlė aplink Grigiškių teritoriją. Duodė tik tai paspaudžius, kad atgal. Blemba, jam nežinau, ar reikia taip žemai eiti, bet jis eina, tai tegul eina. O blemba, koks aparatas! Ne, nu, kartais reikia eiti, bet kad jinai nebėga ten, jinai va stovi ir viskas, tai ją... Iš paskos eina, jinai ir... Nu, tai kol tu... Nu, pas ką stipresnės rankos. Aš galiu pabandyti, jeigu nori, bet... Nu, žinai kaip yra. Oi, netyčia pabėga. Neik žemyn, tu ramiai jį, jis jau viskas, jau toks iš lėto, vat atsivaryk čia ir... Gerai būt, kai jis nematytų mane. Nepasiekiau, žinai. Turiu. Šimkit masal. Nes į ranką paskui įsivarysi. Galva jo pakelk, kad jis nedumblėtam būtų. Tu nori perimti? Bandau, aš palanku. Tu rankos dreva atsargiai, žinai. 0607. 0607. Be metro nuo... Kiek metras 17, ne? 17. Daryk. Metais pagavai tokį patkatį. Šitai pačiu vietą. Padaryk. Gerai. Snukį tą, žinai, kad... Žaliu. O. 17. Nu, bet su 0,7 žvakės. Palaikyk dabar jau. Fantastika. Žvakės gražios. Gal nufilmavo kas nors? Aš per toli buvau, žinai. Nu, dičias. Snukį daryš. O tai va. O Jėzau, graži žuvis. Graži. O, rodo jau biškai, ne? Rodo. O, palauk. Čia nieko nebuvo, kam ten. O davai, nesidirbinėk, šalta čia. Nu, eina po truputį. Eina. Oi, gražiai. Ačiū, draugė. Ir ką, atėjo nauji metai, sausio 1 diena, pasimokė iš praeitų metų, sutikom naujus metus, pamiegojom lygiai 3 valandas ir važiavom prie upės, kaip sakant, užsiimti vietą. Pralaukėme tamsoje 1,5 valandos, bet vertėjo, nes po pusvalandžio po mūsų jau atvažiavo kiti žvejai. Bemiegė naktis atsipirko. Pradžioj Mindaugas sugavo gražią šlakienę, paskui po valandėlės ir man pavyko. Ir tą pačią dieną mano sugautas šlakis po 3 valandų buvo sugautas kito žvejo. Taip kad tiem
patiems skeptikams pasakysiu, kad pagavai paleisk, jeigu jisai daromas teisingai, žuvis tikrai puikiai išgyvena. Čia dar neblogą turi. Šlakis? Gerai, paimsim su graibštuku. Neapsisprendžiam dar. Labai švelniai. Nors aš praeitais metais su tavo tašką startavau irgi labai švelniai buvo, bet 83 patelė buvo. Atsipirks bent jau Mindaugai tas kančios kelimuose. A čia jau gilieji tu. Tik tais aš bijau, kad voblerė man nepareitų į veidą. O kaip tu savo jisai čia. Va. Opa, yra. Ramiai. Išsiplėšė. Dipfitas? Nu, aš irgi dipfitą mėtau. Tokį panašų labai tau. 608, taip? Laikai priekį. Bliam, tai žinau, bus nemelavo. Nu jo, aš tam priekį. Šis karduos. O, išvarė, ne? Aš galvoju, tu matai? Nu kaip tau matai, kad aš šonas įdėjęs, tai dar nuo vieno susisukęs. Neina, sek. Pabandyk. Ne, kišk. Kišk. O, gerai. Laikyk vandenį, kad jinai neatsinervuotų. Ei, ko tu panikuoji? Aš noriu išlipti, matai. Tai kokį čia įlipau. Palauk, negaliu iškelt koją. Aš irgi neišlipsiu. Palauk, aš dar neišlipau. Sveikinimai. Dėkui, tik tais mes čia, kaip žinai, rankom nušalusiam nesugebam elgtis nemokam. Draugą šisą iki šiknos pradėjo sugebėjo, mes dar su švieselė švietėm, nes dar buvo kvietimas. Tu numerį, jeigu gali, 850, taip? Taip. O, pasisekė. Tokie ne patys mažiausi. 8 beveik, nežinau, 7-9. Šitas kažkaip labai gyvybinga. Žiūrėk, kaip jis visas. Eik, savo kaip gražiai spurda. Nu gerai, aš bandau iškelt, bet kai jis toks gyvybingas, tai aš čia bijau woblerį įsivaryti. Šiaip gražus. Gražus labai. Toks švarus visas. Aha. Noriu bėgti. Mes jį paleisim. Nu, bėgs gražiai. Opa. Išėjo gražiai. Nu, bėgs gražiai. Opa.
Nu, dabar ir tu jau duok 5. Apskritai, sakyčiau, sausis, aišku, dar tik įpusėjo. Šiemet sausis buvo dosnus. Dar po kelių dienų pasisekė man pagauti lašišos patelę. Pagaliau po 1,5 metų pertraukos. Buvau labai pasilgęs to jausmo iš tikrųjų. Buvau vienas, kiek galėjau, dėjau visas pastangas, kad žuvis visą laiką būtų vandenyje ir išplauktų kuo gyvybingesnė. Jaučiau, kad kažkas čia turi būti. Tiesiog jaučiau, bet kad... Ir blemba, yra kažkas gero. Kiek čia aš pramėčiau visko? Kiek aš čia visko pramėčiau? Įvairiausius voblerius, blizgės. Ir matai, tik tais uždėjau kitokią tipo blizgutę ir iš karto. Pirmų metimų. Bliamo, kaip kartais tos žuvis. Jau dabar spaudžia. Blin, kaip spaudžia. O, blecha, lašiša čia. Eik tu savo. Čia patelė. Čia patelė. Užtat ir spaudžia jinai taip. Iš pirmo metimo, nu. Geriausiai mes tave atkabinsim. O, ramiai. Ramiai. O, kaip blizgė paėmus. Visą blizgė burnoj. Eik tu savo. Totaliai burnoj buvo. Palaikysim vandenyje, kad tu nusiramintum. Raminkis, aš dabar ruošiu šautuvą. Ramiai. Paleisiu tave ramiai. Pirmiausia, turiu pažymėti ramiai. Šaunam šūvį. O, pasižymėjo. 0,9, 0,0. Jo, 0,9, 0,0. Nu, žuvytė graži. Jo, 96 cm. Patelė. Žieminė, rudenį nepavyko, bent žiemą pavyko. Smagu. Grožis, ką? Fantastika. Ir gražiai paleisime žuvytę. Taigi numeriukas 0,900, 96 cm. Jeigu kas pagausit, prašome labai pranešti. Jėga, fantastika. Kas įdomu, kaip kas iš pavadėlės, viskas sveikas, bet kas iš segtuko liko. Košmaras. Tai gerai, kad man šitas viskas krante nutiko. Nes nušakės būtų. Eik tu savo. O blizgė tai visiškai burnoja. Aš vos atkabinau. Gerai, kad turėjau tą žirklės. Nes jeigu taip su plikom rankom, tai aš būčiau niekaip net kabinęs. Niekaip. Na ir desertui toks, kaip sakyti, įrodymas ir tokios nedidelės mano asmeninės svajonės išsipildymas, tai žvejyba mieste. Žinojau, tikėjau, kad lygiai taip pat kaip ir bet kur kitur mieste, lygiai taip pat galima pagauti šią žuvį. Pagaliau pavyko tą pačiam savo įrodyti. Tik man atvažiavus po kelių minučių prieš mane žmogus atsistojo. Ir kartais, taip, ne kartais, man dažnai tai būna. Jau jeigu kažkas atsistoja prieš tave, tai aš nežinau, kažkoks tai pirmų metimų paukšt.
Jau jisai turi, žiūriu, šlakį. Aš turiu graibštą, galiu į graibštą paimti. Aš tik tais, kad be britkelnių, bet... Irgi palauk, o čia gal. Šiam 5, jeigu turit už 15 eurų licenciją. Ar turit? Jo, nu. Nu, parodysit. Ne, palauk, 5,60. 15 eurų. Aš gyvą terminalę pirkau, 5,60. Aš dar sik sakau, jeigu nori paimti žuvį, 15 eurų. Rimtai? Taip, rimtai. Atkabinsim pirmiausiai. Gerai, kad yra. Tuoj. Nu, nežinau, ar bus šiam 5 gal. Nu, panašiai, 60. Palauk. Bet palauk, nu, kodėl man nieko nesakė, bro? Aš būčiau tikslas, norėjau paimti vieną pagal. Norint paimti yra už 15 eurų. O pats gamtos inspektorius? Taip, 0,488. Tikiuosi, kad pavyks. Palauk, mažylį, palauk. O dabar, jeigu taip... O, gerai. Galima ir Labai nepirkti gerai, licenciją, palauk, pažymėjom. Nu tai PM9, skaityk. Super, gerai. PM9, va, galim reiškia teisingai. drąsiai sakyti PM9, jo. O, išplaukė. Kokios dabar? Duokit 5 sveikinimai. Šitą. O kaip vineliai dabar yra? Vilneliai Aš su vienu vienkabiu gali Aš žinau, gauti. bet ir voblerį turi vienas būti, jo? Ta prasme. Ant voblerio? Taip, vienas. Kaip ir pritariu tiems, kurie sako, kad mieste žvejot romantikos mažai, bet žinai, kartais taip nutinka, kad turi viso labo valandą ar 2 laiko, 2 stotelės su troleibusu atvažiuoti. Ir tu jau žvejoji. Šiandien kuo man limtina diena, nes išsipildė viena iš mano tokių, kaip čia, nedidelių, bet svajonių. Nu va, ir turiu mieste. Turiu kažką mieste. Ir kažką man atrodo įdomaus visai. Tikėjau, kad tai bus. Dabar tik tai... Palauk, dabar reikia. Šlakys. O, mes jį čia gražiai padėsim. Nerealiai gražu, šlakiukas. Wow, fantastika. Tai ir ta blizgutė ta pati, kur ir lašišą pagavau. O, pagaliau išėmėm labai gerai. Tuoj. Oi, graži žuvis. Tuoj pažymėsim. Tuoj sekundėlę, tu. Nugraibšte. Puikiai. Pažymėjimas pavyko. 0,899. 69 centimetrai. 69 centimetrai. Nu, gražuolis. Eik, saugus gražus. Šlakio patinukas. O, kokia žuvis. Fantastinė žuvis. Labai graži žuvis. O čia žvejas laimingas. Eisim paleist dabar gražiai. Dar žuvis. Dar sykį. Na, plauk. Plauk, gražuolį, plauk. Plauk. Jie išplaukė. Fantastika. Žiauriai laimingas žvejas.
Pagaliau pačiam mieste, pačiam Vilniui, pirmas iki pagavau žuvį ir gražią žuvį, 69 cm šlakio patinuką. Paleistas, ką reiškia graibštas. Graibštas labai geras dalykas. Kaip visada nesigauna man trumpai, sorry už tai. Šiemet žiema ypatingai šilta ir turbūt visą žiemą ir pavasarį spaudimas šiai žuviai bus didžiulis. Stebina ir liūdina, kad žmonės visgi, aš nežinau kodėl ir dėl kokių priežasčių, jie tiesiog ištroškę tą žuvį parsineš namo. Girdžiu, kad mada įsivyravo nepirk licenzijos, o pagavus žuvį nueiti iki mašinos ir nusipirkti. Kaip ir pradžioje minėjau, mes patys labai prisidedam prie šių žuvų mažėjimo. Nežinau, sorry už asmeninę nuomonę, bet protų iš vis sunkiai suvokiamas faktas, kaip žmonės sugavę pažymėtą žuvį, geba ją nugalabyti ir parsinešti namo. Be galo būsiu dėkingas ir apsidžiaugsiu, jeigu kas nors įkvėptas mano šitų nuobodžių kalbų įsigysit tokį tai daiktą. Pažadu, jums turėsit daug gražesnės ir įspūdingesnės nuotraukas. Žuvis jums padėkos. Taigi, ačiū žiūrėjusiems, gero sezono, žvejokit atsakingai, sakau iki kitų kartų.